Istorinės technikos paroda Biržai 2013. Taip, aš atstovauju Lietuvos klasikinių automobilių klubą. Mes esam apie 30 klubo narių. Būstinė Jonavoje mūsų, o mes visi esame iš visos Lietuvos. Lietuvos klasikinių automobilių klubo narys Alfredas Zigmantas iš Panevėžio senoviniais automobiliais susidomėjo prieš 10-metį. Šiuo metu jo kolekcijoje puikuojasi 12 automobilių. Į parodą Biržuose atvykęs su Cadillac Fleetwood džiaugiasi, kad smagu vairuoti kabrioletą. Ir nors automobilis pagamintas 1963 metais, jis turi automatinę greičių dėžę ir yra pilnai elektra valdomas. Tas hobi pas mane jau yra virš 10 metų. Turiu 12 automobilių įvairiausių. O kur laikote jau? Panevėžyje. Savo kieme? Nu, ne kieme, savo įmonės kieme turiu pastatęs muziejų. Nu, šitoj šventėj, tai mačiau, vienintelis toks automobilis. Bet jų yra, jis buvo serijinis automobilis, jų pagaminta yra 10 tūkstančių, aišku. Tai buvo serijinis automobilis, kuris ėjo nuo 62 iki 64 metų. Pilnas elektrinis paketas ir stogas, langai, sėdynės, viskas elektriniai yra. Dabar sakykime, automobilį daugiau elektronikos prikišti, čia daug paprastesnis. Bet su juo labai malonu važiuoti. Taip ir norėjau klausti, malonumas. Labai malonu važiuoti, greitį reikia žiūrėti, kad neviršytum greičio. O ko?